Atidarom, ponios ir ponai, stumyklą. Pakalbėsim šiandien apie tokius dalykus kaip rusiškas internetas, gerasis internetas, sakykime taip, mes pakalbėsim apie rusakalbį internetą ir vadinamus, ką galima normaliai pavadinti, geruosius rusus. Ten apie tokias nesąmonės, kur rodo per Rusijos federalinius kanalus, ten visokie Solovjova, Kiseliova, Simonjan ir Skabėjeva, tai aš iš viso nešnekėsiu, todėl kad tai yra, ten iš viso yra nežmonės, ten yra kažkokie tai tokie konstruktai ir artefaktai, apie kuriuos ypatingai daug ką nėra šnekėt. Ir, čia tikrai aš jų nežiūriu, išskyrus kai kas nors labai dėl kažko tai reikia pacituoja, bet ten po beveik 4 metų karo, tai ten tas pats per tą patį. Mes kalbėsim ir apie žmonės, kurie yra rusai, tai yra gimę Rusijoje ir su rusiškom šaknim, ir apie tuos žmonės, kurie yra šiaip ukrainiečiai ir susiję su Ukraina. Ten tų žmonių neypatingai daug, kurie susiję su Ukraina. Galbūt jų yra daug, bet apie juos neypatingai apsimoka šnekėti. Kodėl aš sakiau, kad atidariau stumyklą? Todėl, kad, žinokit, chebra, stumykla čia ir bus. Todėl, kad ten žmonių, apie kuriuos galima pasakyti daug gerų dalykų, nėra ypatingai daug. Buvo toks laikas, kai žmonės klausėsi rusiškų opozicinių, pavadinkim taip, opozicinių kanalų. Žmonės įnirtingai ten gėrė jų informaciją, labai stengiasi, kad būtų visaip, labai stengiasi viskuo domėtis ir laukia žinių, kurios gali įkristi, kažkokios tai gerosios žinios, kada pagaliau nudvės Putinas, kada baigsis karas, kada Ukraina laimės. Praėjo beveik 4 metai ir situacija dabar yra kita. Yra labai geras toks rusų dažnai naudojamas pasakymas, tai yra bandymas susivokti ir išsiaiškinti įvairias šūdo rūšis. Bet tikrai čia yra kažkas tai panašaus. Čia yra, labai dažnai mes kalbam apie įvairias šūdo rūšis. Ir dalykų, kurie nepataiko būti pavadinti šūdais, nėra taip jau daug, bet tai mes viską čia ir pamatysim. Jeigu ką nors domina, kodėl apie rusiškus, o ne apie lietuviškus, lietuviško nelabai daug ką yra, apie ką ir šnekėti. Čia maždaug kaip lietuviškas humoras Instagrame, kurį aš kai kuriais atvejais išsiunčiu kitiems, jausdamas aštrų gėdos jausmą, kai būna ypatingas kažkoks tai 100% ir visoks kitoks cringe. Tai, tada aš nusiunčiu, bet, tai būna baisu, aš stengiuosi tai nedaryti dažniau negu kartą per mėnesį. Lietuviškas humoras yra panašiai baisus kaip lietuviški instagraminiai psichologai arba kaučeriai. Apskritai, lietuvišką tokį normalesnį turinį, tai darom mes su Algiu Ramanausku, Rimas Šapauskas, ir nelabai daug kas daugiau turiu pasakyti. Kadangi šnekėsim apie Rusiją, tai nuvažiuojam iki paskutinio taško, iki kur leidžia prie Rusijos sienos. Ypatingo
ypatingos vizualinės prasmės ir giluminės prasmės tame nėra. Bet mes vis tiek galim nuvažiuoti, įsivaizduokit, jeigu kelias būtų atidarytas, mes po 86 km būtumėm Kaliningrade, ir kamgi tai daryti ir kokiagi iš to nauda. Iš to naudos jokios nėra, gerbiamieji klausytojai. Nu tai ką, pradėkim tada šnekėti, jeigu kažkokie tai vertinimai jūs įžeidžia, tai būkit geri, prisiminkit, kad įsižeidimas yra klausančiojo ausyse, o ne šnekančiojo lūpose ir gerklėje. Aš nesu atsakingas už jūsų emocijas. Jeigu aš kažko nepaminėjau ir jūs galvojate, kad tą žmogų būtinai reikėjo paminėti, tai aš paminėjau tikriausiai visus, ką prisiminiau ir ką man norėjosi paminėti. Jeigu aš kažko nepaminėjau, tai būtų gerai neklausti manęs. Va, atvažiavom iki pasienio, viskas. Toliau važiuoti negalima ir ten po kokio mažiau negu kilometro jau valstybės siena. Baigėsi NATO, kaip aš sakau, baigėsi Europos Sąjunga ir prasideda pragaro teritorija. Tai va, atvažiavom dar kartą pasižiūrėti, kaip ne kartą čia jau buvom, bet tiesiog per gera galimybė, kad galima būtų neatvažiuoti, vis tiek įdomu. Šitas taškas dalina Kuršių neriją maždaug į dvi lygias dalis. Tai yra šiaurinė dalis yra Lietuvos, o pietinė dalis jau yra Kaliningrado srities. Aš nemėgstu žodžio karaliaučius, todėl kad, nežinau, ar labai plačiai toks dalykas yra naudojamas. Ir jeigu sakai Kaliningradas arba Königsberg, tai žmonės žino, kas tai yra ir apie ką aš čia šneku. O jeigu sakai karaliaučius, ir tai fonetiškai negražus tas žodis yra, čia kaip kliautis, girto kliauti ir panašiai, tai šis labai negražus skambesys ir sukeliantis žiaukčiojimą. Va, tarp kitko tas pats dvigarsis. Žiaukčiojimas, karaliaučius, girtuokliauti, priekabliauti. Kaip jūs suprantat, laida šita nebus ypatingai didelio rimtumo. Jeigu stebina, kodėl mano energijos yra nelabai daug, arba aš kalbu taip ramiai gana, taip yra todėl, kad mes su šuniuku pakankamai daug prisivaikščiojom ant vėjo, lietaus, besitaškančių vandens, marių, purslų ir kitokių dalykų. Tai todėl aš taip ramiai ir šneku. Jeigu nepatinka, tai labai atsiprašau. Bet man atrodo, jeigu bus priežasčių prapliupti nežmonišką energiją, tai aš ir prapliupsiu nežmonišką energiją, kai tik bus tam atitinkama galimybė ir atitinkamos aplinkybės. Tai va, pabuvom Nidoj, dabar dar biškį per Nidą nuvažiuosiu, kadangi yra 3 įvažiavimai į Nidą, kaip kai kurie iš jūsų žino, tai tokiom galimybėm ir naudojusi. Va taip, Tai ką, pradėkim vardinti. Pradėsiu nuo, ko gero, prieštaringiausio ir ne paties blogiausio, o tiksliau netgi visai neblogo, nepaisant jo baisios praeities. Tai yra Aleksandras Nevzorovas, kuris Lietuvai yra žiauriai prasikaltęs, daug apie tai žino, to neslepia ir sako tai. Jisai po sausio 13-osios įvykių prieš daugiau nei 30 mečius, jisai buvo Sovietų Sąjungos pusėje, jisai buvo nušvietinėjo įvykius Lietuvoje iš
pro sovietinės pusės. Už šitą atleisti jam neįmanoma, atleidimo nebus, bet aš šneku apie tai, kas jisai yra dabar. Be abejo, jo politiniai šou labai populiarūs yra pirmiausiai pažymėtini dėl puikios rusų kalbos, dėl absoliučiai nuostabios rusų kalbos, būtent ne tos dirbtinos literatūrinės, bet dėl labai vaizdžios, labai geros sintaksės, labai didelio išraiškingumo ir nuostabių metaforų apie nuodus, lavonus, apie vurdalaką Putiną, apie žmonės, kurių jisai nemėgsta. Jisai kalba absoliučiai su nuostabia išraiška. Jo vernakuliaras skirtas tiems žmonėms, kuriuos jisai mėgsta, yra žymiai siauresnis, žymiai paprastesnis. To susižavėjimo vernakuliaras. Jisai žmogus, apie kurį tiesiog neapsimoka, nereikia. Priešais mus dabar Nidos mokykla, atkreipkite dėmesį, nes daugelis atvykstančių į Nidą nežino, kur yra jos mokykla. Tai va, žmonės, kurie kalba apie Nevzorovą ir galvoja, tai durniausias dalykas, ką galit bandyti nuspręsti, ar jisai yra gėrio pusėj, ar jisai yra blogio pusėj. Šiuo metu man atrodo, kad jisai yra gėrio pusėj. Jisai yra pakankamai nestabdantis, pakankamai sultingai ir išraiškingai šnekantis, sudirbinėjantis žmonės taip, kad tikrai niekas iš mūsų nenorėtų būti prie jo sudirbinėjamų žmonių, todėl kad jo sudirbimai yra tiesiog kapitaliniai, jo sudirbimai yra nepaprasti, jo sudirbimai yra sūrūs, rūgštus, nuodingi ir baisus ir tikrai aš pats žinau, kad aš taip nepasakyčiau, nepaisant to, kad mano rusų kalba yra nebloga, bet jisai yra didis menininkas ir tai žinoma, tai yra ne apie informaciją, tai yra apie emocijas, tai yra apie menišką publicistinį kalbėjimą. Dar vienas dalykas, kuris geras yra apie Nevzorovą, kad jisai žmonės, kurių jisai nemėgsta, kuriuos jisai niekina, jisai apie juos kalbėdamas nestabdo ir aš labai norėčiau palinkėti to mums visiems. Mes daugelis stengiamės save stabdyti, kai kurie iš mūsų nesistengiame save stabdyti, kaip ne kurie iš mūsų, tai tada einame į teismus ir visokius kitus panašius dalykus ir ten tenka mokėti daug advokatams už tuos dalykus, jeigu nori, kad tavęs su tavim jeigu nori, kad su tavim nepasielgtų labai jau blogai arba kad nereikėtų atsiprašinėti, ką darysi, bet ta prasme jisai yra žmogus absoliučiai nestabdantis. Čia mes dabar važiuojam per buvusios pionierių stovyklos Nidos teritoriją, gal esu kada rodęs, gal ir ne, apsisuksim ir važiuosim atgal, su ja niekas nėra, yra nešildomos tos tokios šūdinos būdelės, kurios neturi nei kanalizacijos, gal elektrą turi, man atrodo, kad elektrą turi ir čia jau daugiau negu 30 metų nieko su ta pionierių stovykla nedaroma, bet matot, kokia statyba iš paprasto medžio buvo, kad tie nameliai stovi. Galėtų juos kam nors
aš manau, gal išnuomoti arba dar kažką, bet čia kaip visada yra planavimo ir nuosavybės dalykai. Aišku, kad jeigu juos nugriaus čionai, čia užstatys kokią nors bibienę, arba iš viso neleis nieko statyti, todėl kad jie nėra nuolatinė struktūra, jie yra tokios medinės chujinkos pastatytos ant betono blokų. Dieve, kaip gražu yra, kai geltona. Tikriausiai ilgai taip netruks šitas geltonumas. Va, čia mes matom tą baraką, čia kažkoks tai yra kulinarinis, gastronominis valgykla. O čia va gyveno jaunieji pionieriai, reiškia, šituose nameliuose. Tai va, tiek apie Nevzorovą. Aš manau, kad šiais laikais iš jo yra daugiau gero negu blogo. Ir dar kitas dalykas, jisai noriai siuntinėja nachui ir visaip reiškia tyčiojasi iš žmonių, kurie tiki ten tą gerąją Rusijos opoziciją ir gerąją ateities Rusijoje. Jisai jiems gailesčio jokio neturi, o gailesčio tie žmonės, jeigu galima, tai ir nenusipelno. Toliau, pagal asociaciją, nes neseniai buvo ilgas su juo interviu, kuriuo džiaugiasi labai Nevzorovo nemėgstantis, tai buvo Jurijus Dudis, kuris yra fantastiškai populiarus ir daugelio peržiūrų sulaukęs interviuotojas, žmogus, kuris interviuoja žmones ilgai, nepasakysiu, kad nuobodžiai, kuris anksčiau rinkosi daugumoj visiškai jokio įdomumo neturinčius personažus. Šiais laikais jisai renkasi personažus kai kada įdomesnius. Jisai nėra ypatingai talentingas interviuotojas, jisai įsivaizduoja save esąs tokia tyriamoji žurnalistika, nepatogus jog ten klausimai ir visokie kitokie dalykai, tai nieko iš to ypatingai nei gero, nei blogo nėra, nieko nei gero, nei blogo aš negaliu pasakyti, bet man asmeniškai nepatinka, man kas labiausiai nepatinka apie Jurijų Dudį, tai yra jo fantastiškai žemas išsilavinimas. Jisai yra tamsus ir primityvus žmogus, kuris buvo sporto komentatorius ir tokiu sporto komentatoriumi ir liko savo galvoje. Jisai yra žmogus, kuriam fantastiškai trūksta, sakykime taip, perskaitytų knygų. Jisai labai daug yra aplankęs šalių ir jisai yra tokios jaunatviškos, primityvios, neišsilavinusios žurnalistikos veidas. Yra keli, kaip jau sakiau, neblogi interviu, kuriuos jisai daro. Jisai pats nėra pats iš savęs veikėjas ar komentatorius, nors jisai, aišku, savo požiūrius turi pakankamai stiprius ir tuos požiūrius visaip intervuose pareiškia, bet pats jisai interviuotojas tikrai nėra didelio stiprumo, ta prasme, kad man neįdomu 95% jo interviu žiūrėti, nors tikrai, sakau dar kartą, būna ir gerų. Absoliučiai nušokusi nuo proto beprotė Julija Latynina. Iš viso įdomus dalykas yra.
jai pasimaišė šlapimas galvoj ir žmonės spėlioja labai apie daugelį priežasčių, kodėl jai pasimaišė šlapimas galvoj. Tai yra rašytoja, interviuotoja, podcasterė ir visokia kitokia šnekėtoja, kuri šneka nuostabiai neartikuliuotai, daro kiekvienam sakiny po klaidą, jinai pradėjusi sakyti sakinį, pamiršta, ką jinai nori pasakyti toliau, jos nuolatinis kalbėjimas yra vien tik tai kartojimas tų pačių a, i, jinai, reiškia, bando į vieną sakinį sukišti viską, ką jinai žino, priedo ta moteriškė labai didžiuojasi, kad jinai moka ivritą, reiškia, ten gali kalbėti senovės graikų kalba ir visokiais kitokiais jazykais. Ne, tik tiek. Jinai dar įsivaizduoja, kad jinai labai gerai šneka angliškai, bet paangliškai tenai išeina tikrai nelabai kas, jinai nemoka ištarti kas antro žodžio, bet čia daliai rusų viešųjų kalbėtojų atsitinka. Ta prasme, pavyzdžiui, koks nors vos prašnekantis angliškai, tikrai labai negražiai ir labai sunkiai kalbantis poetas Dmitrijus Bykovas, kurį mes kartais matome, ne kartais, o labai dažnai matome visokiose rusiškose eteriuose, jį ten šnekina, visi kas netingi, jisai dėsto rusų literatūrą Amerikoje ir gyvenęs daug Amerikoje. Tikrai labai išsilavinęs, labai sudėtingas žmogus, su visiškai pavažiavusiu protu. Jisai įsivaizduoja, kad geriausi Rusijos laikai buvo 70-ieji, 80-asis dešimtmetis Sovietų sąjungos. Jisai galvoja, kad bolševikų revoliucija 1917 metais buvo nuostabus dieviškas stebuklas, kai kai pasaulį aplankė Dievas ir kad ta revoliucija buvo dieviškas dalykas ir labai įdomus pasikeitimas ir vis tiek progreso žingsnis. Kaip ir daugelis kitų, Bykovas yra antitrampistas, bet čia nieko naujo. Čia yra nuostabi būsena. Jisai dar būna įdomus. Aš pradėjau apie Bykovą šnekėti, nors nepabaigiau apie Juliją Latininą, bet man reikia šitą apie Bykovą pabaigti. Jisai, reiškia, yra labai pyksta, kad jo tautiečiai, kad rusai ir žydai iš Sovietų sąjungos buvusios ir iš Rusijos gyvenantis Amerikoje yra už Trumpą ir už respublikonus. Ir jo požiūriu tai yra išraiška jų infantilumo, bukumo, atsilikimo ir kitokių neigiamų charakterio ir būdo savybių ir intelekto primityvaus. Reiškia, jeigu tu esi už Trumpą, tai tu esi labai primityvus ir labai durnas. Čia yra jo nuomonė, nors jisai iš tikrųjų turi pakankamai gilų visko tokį priežasčių ir pasekmių analizę ir interpretacijos jo akademinė prasme yra įdomios, bent jau kad pamatyti, kaip žmogus protauja, kaip sudarytas jo sudėtingas, kompleksinis, kognityviai sudėtingas procesas. Tiems, kas kalba rusiškai, jisai iš tikrųjų yra ir geros rusų kalbos pavyzdys ir tokios teigiamos rusiškos filologijos. Grįžtant prie Julijos Latininos, jinai buvo už Ukrainą ir prieš Putiną ir neseniai prisibendravusi su pavažiavusio proto
Arestovičium. Apie Arestovičių aš nežinau, ką čia ir šnekėti, jūs visi patys apie jį žinot, ta prasme, žmogus tai yra tiesiog infočigonas ir, sakykim taip, informacinis aferistas. Jisai turi, kaip aš suprantu, turi tokią svajonę tapti Ukrainos lyderiu, Ukrainos prezidentu, Ukrainos vadu. Nežinau, ar jam tai kada nors pavyks, nors tiesą sakant, Ukrainos tokioje panoramoje, tai čia mes atvažiavome prie Nidos civilinių kapinių. Jos nelabiau civilinės negu visos kitos kapinės, todėl kad irgi viskas su kryžiais ir taip toliau. Bet čia matyt sovietiniais laikais reikėjo kažką tai panašaus pastatyti, kad maždaug būtų žmonėms, kurie nenori būti prie bažnyčios laidojimo. Dabar jau čia yra ir sava koplyčia ir visokie kitokie dalykai. Žmonėms širdžiai neįsakysi, bet yra pakankamai gerai asfaltuotas takas ir jisai yra gerame stovyje, daugiausiai dėl to, kad beveik niekas juo nesinaudoja. Turistai čia nevaikšto ir yra pakankamai čia švaru ir tvarkinga. O pati koplyčia, kaip matot iš architektūros, čia kaip tokia laidojimo facility, jinai labai primena apie maždaug 80-uosius metus, taip Lietuvoje buvo projektuota. Jau dabar vadinasi Nidos viešosios kapinės. Kas yra eilinis what the fuck? Ką reiškia Nidos viešosios kapinės? Ką, Nidoje yra neviešos kapinės, yra slaptos kapinės. Tikriausiai viešosios turime omeny, kad jos yra nebažnytinės. Vis tiek laidoja kunigas, ta prasme, čia va tokie absurdai ir nusišnekėjimai, kai žmonių suveltą protą rodo jų suvelti terminai, kuriuos jie naudoja. Ir čia yra geras gabalas miško prie Nidos, skirtas šitoms kapinėms. Čia ant kopų viskas, matot, kalneliai tokie, pakankamai gražu ir kuo čia įdomu, kad, kaip jau sakiau, niekas čia neatvažiuoja ir neužsuka. Kitame šone toliau mes pabandysim pakilti čianai, tai yra karinė teritorija, bet čianai ženklas, tenai toliau negalima važiuoti. Tai nevažiuosiu, kad nesakytų žmonės, kad aš važinėju ten, kur negalima. Čia yra jūrų ir pakrančių stebėjimo tarnyba. Jie aukštai ant kopos, jie stebi tai, ką jiems reikia šnekėti. Tai va, prisibendravusi su nenormaliu Arestovičium, kuris buvo pirmo Ukrainos toksai viešas psichologas, infočigonas, žmonių ramintojas ir vienišų moterų seksualinė svajonė, todėl kad toksai, žinot, patikimas ir taip šneka tokiu tyliu balsu. Jisai taip šneka, žmogus, kuris specialiai šneka tyliau, todėl kad kai šneki tyliau, tai tada tavęs labiau klausosi. Ir dėl to jisai va taip šnekėdavo visą laiką tyliau. Vienu žodžiu, tai čia toksai prisiklausosi šito bullshito ir kaip kai kurie žmonės spėja, kad ir pasikrovusi iš Arestovičiaus bendravimo su juo erotinių svajų ir erotinės energijos, Julija Latynina pasidarė didelė Putino draugė, didelė Ukrainos priešė ir jinai supranta dabar, kodėl Putinas turėjo užpulti Ukrainą ir kodėl turi kariauti šitą karą, kuriame jinai linki sėkmės būtent Rusijai ir Kremliui.
Todėl, kad visi vakarai pasirodo per pastaruosius daug dešimtmečių viską daro, kad tik tai sugriautų ir susilpnintų Rusiją. Jinai, Julija Latynina, kartoja dabar absoliučiai visus naratyvus, kurie ateina iš Kremliaus, kad maždaug Rusus apgavo, pirmą apgaudinėjo Gorbačiovą, paskui apgaudinėjo Borisą Jelciną, paskui apgaudinėjo Putiną ir vakarai tik tai sėdi ir laukia, kaip jiems kuo geriau sunaikinti Rusijos imperiją, kurios gynėja jinai yra ir kurios vertintoja jinai yra. Jinai dabar sako, kad jinai yra imperininkė ir jai skauda širdį dėl karo tarp Rusijos ir Ukrainos, todėl kad tai yra dvi imperijos dalis, jos požiūriu. Jinai tą imperiją gina ir vertina, lygiai taip pat kaip ir imperijos pakraščius, tokius kaip Baltijos šalis, arba Centrinės Azijos Respublikas, arba ten kokį nors Kaukazą. Labai dabar yra juokinga, kaip jaučiasi žmonės, kurie visiems dar prieš 3 metus gyrėsi ir kalbėjo, kad Julija Latynina yra jų draugė. Nepaprastai protingas ir labai artikuliuotas ir 90% teisingai sakantis rašytojas Michailas Veleris, kuris yra, maždaug jisai yra trumpistas toksai, kad jisai yra trumpiškesnis už mane. Jisai yra visiškai anti-woke. Jisai turi dalykų, kurie, man atrodo, labiau yra susiję su jo vyresniu amžiumi, tai jisai ten turi visokių konspiracinių teorijų ar apie LGBT mafiją, bet šiaip tai viską seniukas sako teisingai, jisai yra labai populiarus ir geras rašytojas, toksai visiškai nesisteminis, turintis Estijos pilietybę, dar tarybiniais laikais atsiradęs Estijoje, nes Rusijoje jisai negalėjo išsileisti knygos, o Estijoje buvo šiek tiek laisviau ir jisai pradėjo knygas publikuoti Estijoje. Jisai turi Estijos pilietybę ir Estijoje ir gyvena. Jau visai senukas, bet ten parako turi dievę tu dievę ir turi galimybę, turi sugebėjimus labai aiškiai ir labai protingai dėlioti savo mintis, ko mes galim tikrai palinkėti kiekvienam, nes žmonės turi mokėti dėlioti savo mintis. Ir tai yra padaroma taip, net ir mes matom, pavyzdys yra, net ir būdamas vyresnio amžiaus, jisai, kadangi energingai ir kryptingai dirba protinį darbą, palaiko savo smegenis geroj formoj, jisai supranta, ką jisai šneka ir moka labai gerai paaiškinti. Man jo broadcastai patinka, nors aišku, jisai pagrindinis dalykas yra rusų filologija, jisai baigęs tuometinėme Leningrade universiteto filologinius mokslus apie rusų filologiją. Man tie dalykai nėra ypatingai įdomus. Aš nesu Rusijos filologijos žinovas. Anaiptol, iš tikrųjų, mano žinios ten yra labai nedidelės, bet, jo įdomiausia klausyti ne apie tai. Jisai turi labai geras žinias apie Ameriką, labai geras žinias apie Europą ir man jo retorika ir jo argumentacija labai patinka, nors sakau, kaip jau sakiau, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, kaip toksai LGBT jo
atsargumas man yra neaktualus ir man yra neypatingai įdomus. Vienas iš žmonių, kuris turi tokį masinį palaikymą ir žmonės jį vis dar žiūri, tai yra Dmitrijus Gordonas, ukrainietis, kuris yra, nepaisant savo paramos Ukrainai, jisai pats Ukrainoje ir gyvena, ir Ukrainos kariniams pajėgoms, yra visiškas gandonas ir šūdo gabalas. Kaip jau nekartą esu minėjęs, jisai didžiulis draugas buvo visokių antibaltiškų ir prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją nusistačiusių šūdų, tokių kaip Kobzonas, koks nors imperinis šūdo gabalas, kitokių ten tų Rusijos tarybinių šviesuolių ir jau pamiršau, bet Rusijos senosios kartos komikų. Aišku, aš turėjau pamiršti jo vardą, todėl kad man iš to įniršio visą laiką to komiko vardas užkrenta. Jūs nepatikėsite, bet aš kokias 10 minučių važiavau tylėdamas, bandydamas prisiminti to nuopisos komiko, ir tai yra ne Petrosenas ir ne Chazanovas, bet kito Rusijos ankstyvojo dar tarybinių laikų stand-uperio, visiško išgamos, kuris dabar yra nudvėsęs ir dabar yra pas velnius tampomas. Bet aišku, aš aprašyme prisiminsiu, kai išleidinėsiu laidą ir ta laida, ta pavardė bus. Tai jisai yra Gordono didelis draugas ir su juo jisai kartu tyčiodavosi iš Baltijos šalių, dabar yra ištrynęs tuos video. Dmitrijus Gordonas yra bjaurus ne vien dėl to, bet todėl, kad jisai yra savim patenkintas ir savim besimėgaujantis visiškas gandonas, kuris visą laiką nuolatos giriasi, kaip jisai visus pažinojo ir visus pažįsta iš viso. Gordonas dar turi tokį savo mokinuką iš gamiuką su pavarde Demčenko, kuris klausinėja tūpus klausimus primityvius. Pavyzdžiui, ar Putinas yra diktatorius? Klausia, užduoda be galo protingą ir be galo turiningą klausimą. Reiškia, ar Putinas yra nusikaltėlis ir panašiai. Tai ten tas pats Demčenka taip pat klausinėja, ir dar pas Gordoną yra įdarbinta jo žmona, pakankamai buka ir primityvi, tokia emocionali bobelė, man atrodo, kaip jinai Alėsė ten vadinasi, ar dar kažkaip tai. Ir šiaip ukrainietiško broadcastinimo situacija yra iš tikrųjų pakankamai liūdna. Tai daugiausiai žmonės, kurie, ir ne kažkaip jų nelabai gal galima už tai kaltinti, bet mėgti irgi nėra ypatingai už ką, tai jie daro ten tas savo laidas, ir jie iš visų pašnekovų nori, kad pašnekovai kuo daugiau pastumtų ant Rusijos, ir tais pašnekovais visaip
visaip manipuliuoja, kad maždaug, nu tai kaip jūs vertintumėt tokį dalyką, kad ten Putinas kažką tai sušaudė arba pasodino. Nu tai žmogus turi ten visai pasakyti, kad kaip jisai vertina. Vienu žodžiu, ten ieško emocinių kažkokių tai terminų arba emocinio santykio su šitais dalykais. Geras ten visiško nuopuolio pavyzdys yra tokia reiškia visiška nusenus su prasigėrusiu snukiu ištinusiu Natalija Vlašenko, kurią vadina dar, jinai save vadina Nataša Vlašenko ir jinai buvusi teatro kritikė, o dabar jinai savo ten prasigėrusiu, sutinusiu Javalniku interviuina visus iš eilės, reiškia ir pas ją yra toksai patvorio teatras, jinai yra labai durna ir labai neišsilavinus, jinai ten peržiūri ant greitųjų naujienas ir bando, kad svečiai, reiškia, komentuotų ir kartu su ją pasibaisėtų. Aišku, dabar jau jinai šiuos metus praleido stenėdama ir rėkaudama, koks blogas yra Trumpas Ukrainai ir kaip jisai Ukrainą skriaudžia ir Ukrainai nieko neduoda ir kaip durnai elgiasi. Aišku, kuo durnesnis žmogus, tuo paprastai jisai daugiau reiškia tokių minčių apie tai, kad Trumpas turėtų visą gyvenimą elgtis ne taip, kaip jisai iš tikrųjų elgiasi. Čia jau yra toksai niekur nesidėsi. Žmonėm stumimas ant Trumpo yra atskira istorija. Profesionalios stumėjos ant Trumpo yra dvi tokios čiūčelos. Viena vadinasi Nino Rosibašvili, kuri gyvena Vilniuje, ir kita Aleksandra Filipenko, kuri irgi gyvena Vilniuje, nes jos tėvas, garsus rusų aktorius Filipenko, irgi gyvena Vilniuje, pasitraukė į Vilnių. Tai va ten tos dvi mergos, reiškia, nuolatos liūdna ir nuskriausta Nino Rosibašvili, kurios vyras irgi broadcasteris, toksai gana isteriškas ir nelabai įdomus Maiklas Naki, irgi gyvenantis Vilniuje, reiškia, tos dvi mergos, tai būtent ta Nino ir Aleksandra, jos kiekvieną antradienį renkasi pas Nino Rosibašvili kanale ir, reiškia, pradeda stumti ant Trumpo ir pasakoti apie Ameriką ir kaip Amerikoje viskas dabar blogai, kadangi Trumpas yra prezidentas. O vienintelė joms viltis, aišku, yra, kad išrinko beprotį Mamdani, atsiprašau, reikia kirčiuoti taisyklingai, New Yorko mero, tai joms bent šioks toks prašviesėjimas, bet iš tikrųjų tai yra, tokių išpenėtų amerikiečių demokratų partijos ir visokių fondų ir grantasosų ir, reiškia, Sorošo paklodžių tokių susirinkimas. Tai tos yra dvi specialistės, reiškia, kurias paminėjau. Trumpo, jeigu kalbėsim apie Trumpo nekentėjus, tai ypatingas dalykas, tai aišku, yra Maskvos tokio honoro ir pasipūtimo pilna televizijos stotis Dožd, kurią išvarė iš Latvijos ir dabar ten ta beveik vien tik tai moteriška televizijos stotis yra Olandijoje. Ir jeigu norit ypatingo cringe ir apsivėmimo, tai yra tokia laida, kuri vadinasi Drama Queens. Jos aišku taria Drama Queens, todėl kad, iš kur jos mokės. Tai yra viena tokia
ypatingai bjauri ir atsišėrusi tokia Ana Mongaid, reiškia, toj laidoj dalyvauja. Paskui kita yra Julija Taratuta, tokia dar kito, reiškia, broadcasterio Michailo Fishmano žmona. Ir liūdnos šlovės Jekaterina Kotrikadzė, kuri pati tapo televizijos stoties Dožd centrinė asmenybė, būtent todėl, kad jinai ištekėjo už jos vyriausio redaktoriaus Tichono Detko, ir jinai yra ypatingai tokia isteriška, savim patenkinta ir durna išverstom akim antitrumpistė, kurį laiką, kai dar Doždis geriau laikėsi, jinai gyveno ir dirbo Amerikoje, o dabar jinai, reiškia, sėdi su visu Amsterdame. Tai va, ten laidoje yra tokia laida Drama Queens ir galite ją pasižiūrėti, nes ypatingai jeigu suprantat rusiškai, bet tarp kitko, netgi jeigu nesuprantat rusiškai, tai yra maždaug pohui, todėl kad jos viena per kitą ten trys isteriškos bobos rėkia visą laiką. Jos biški skiriasi savo stiliais ir temperamentu, bet tai yra toksai valandos trukmės kas savaitę turgus, kur jos pletkina šiką ir jas vienyje visame kame, tik tai jų neapykanta Donaldui Trumpui. Nu tai čia normali tokia yra, kaip čia pasakius, normali yra jų būsena. Dar vienas toksai ypatingai dabar įsismarkavęs ir totaliai jau prisėdęs tablečių veikėjas, tai yra Stanislavas Belkovskis, buvusi tokia politinė prostitutė, dirbęs ir Berezovskiui, dirbęs netgi Ksenijai Anatolijevnai Sobčiak, kai ta buvo feikinė kandidatė į Rusijos prezidentės, kurią reikėjo išstatyti tais laikais, kad galima būtų pateisinti, kad mes neleidom Navalno į rinkimus, bet užtat yra alternatyvinė kandidatė. Ir ta kandidatė tada buvo Ksiuša Sobčiak ir jos štabui vadovavo tas pats Belkovskis, kuris apie tai nelabai mėgsta dabar prisiminti. Tai yra toksai politikos šūdmalys ir chalturšikas, kuris turi savo 50 nuolatinių bajerių, kuriuos visą laiką vartoja ir visą laiką juos kartoja visose laidose, ir dar jisai žino kokių nemažą kiekį anekdotų apie Brežnevą, Leonidą Ilyčių Brežnevą, partijos sekretorių generalinėje Sovietų Sąjungoje ir Sovietų Sąjungos valdovo 18 metų. Tai Belkovskis žino apie jį anekdotus ir ta prasme tenai nuolatos jisai jau kai sugalvoja kokį bajerį, jisai išsiskiria tuo, kad jisai tą bajerį, kai tik sugalvoja, jisai pakartoja bele kokį skaičių kartų. Jisai tiesiog labai savo bajerius mėgsta ir juos kartoja ir yra tas pats per tą patį. Netgi tokie pizdašvansai kaip mes su Rokiškiu Rabinovičium, kai mes važinėjom ir tos pačius bajerius vis darom, mes net arti nepriartėjom prie tokio pasipūtusio ir arogantiško kartojimo, kokiu užsiima Belkovskis. Dar yra tokia stotis buvusi, tai kas liko iš Echo Maskvai, dabar vadinasi Živoji Gvozd, gyvoji vinis.
Ir ten pasirodo visokie žmonės, kurie yra, daugiausia, kurie vis dar gyvena Rusijoje, nors ne vien tik tai. Ir yra toksai senas opozicijos žurnalistas, prancūzistas Sergejus Parchomenka, kuris yra vienas iš labiausiai tokių tulžingiausių ir išprotėjusių Trumpo nekentėjų. Jam labai jisai yra žmogus, kuris turi ypatingą manierą šnekėti ir kuris, kai neturi ką sakyti, tai jisai pakartoja tą patį dalyką, tik tai kitais žodžiais. Pavyzdžiui, jisai sako, kad mes čia pasakėm visokių žodžių, pasakėm visokių išsireiškimų, pasakėm visokių sentencijų ir pasakėm visokių frazių. Arba mes dabar važiuojam keliu ir matosi aplinkui visokie pastatai, taip pat aplinkui matosi visokie statiniai, visokie namai, visoks nekilnojamasis turtas. Jisai yra kaip toks sėdintis pasenęs sinonimų žodynas. Ir kadangi jisai sugalvojo labai sparčiai visokius sinonimus bet kuriems terminams, bet kuriems žodžiams, jisai ypatingai gerai užpildo eterį. Jisai yra prancūzistas ir šiuo metu gyvena Parchomenka Prancūzijoje. Dar yra buvęs Echo Maskvai redaktorius, pakankamai protingas, suktas ir ciniškas Venediktovas, kuris yra ne už karą, bet visokiais būdais stengiasi nesipykti ir palaikyti kažkokius tai santykius su valdžios žmonėmis. Žmogus jau pensininkas po to, kaip uždarė jo radijo stotį, kuri anksčiau priklausė Gazpromui, ir jisai iš to labai daug uždirbinėjo, labai buvo turtingas, dabar jau gyvena tik tai iš santaupų ir man dėl to jo biški gaila, bet jisai yra pakankamai protingas, pakankamai bjauraus charakterio, pakankamai bjaurus su oponentais ir iš jo, ko galima buvo anksčiau išmokti, kai jisai dar sėdėdavo Echo Maskvai eteriuose, jisai gyvai ir tiesiogiai pizdavodavosi, reiškia, su komentatoriais. Kai komentatoriai jam ten ką nors užvemdavo, jisai ten garsiai rėkdavo, kad redaktoriai išbanintų tos komentatorius, ir ten buvo tokie baninimo ir prakeiksmų šou. Ir kodėl tai yra edukacinis dalykas? Todėl, kad jeigu jūs būtumėt žiūrėję Venediktovą, tai būtumėt žinoję, kaip nereikia elgtis, nereikia kreipti dėmesį į komentatorius, nereikia kreipti dėmesį į jų pasisakymus. Reikia juos tik tai baninti, valyti ir apskritai juos geriausia palikti ramybėj, todėl kad jeigu su jais pradedi labai daug aiškintis, tai labai užsiteršia jūsų laikas ir jūsų eteris. Yra toksai buvęs Rusijos NTV kanalo, kai dar tas NTV kanalas buvo laisvas ir nepriklausomas, kiek tai galėjo būti, vedėjas, tada buvo didelis žinovas, didelis specialistas ir atrodė kaip labai pažangios žurnalistikos atstovas Kiseliovas. Aš kalbu apie tą, kuris su ūsais, tą, kuris dabar gyvena Ukrainoje, Jevgenijus Kiseliovas, nepainioti su tuo Kiseliovu, kuris yra federaliniuose kanaluose. Tas žmogus yra iš, sakykime taip, tarybinio elito, jisai buvo išėjęs mokytis persų kalbos ir jisai dirbo tarptautiniam broadcasting'e ir jisai dirbo kurį laiką Afganistane ir jisai pažįsta Iraną
Ir, visaip yra toksai pakankamai prasistūmęs ir privilegijuotas. Šiais laikais jisai kuo toliau, tuo darosi toksai pasenęs, lėtas, pompastiškas ir vis labiau kreipiantis dėmesį į save patį ir savo prisiminimus. Tie praėję metai, jie matyt niekam daugiau nepadeda. Ir tai reikia prisiminti šitos dalykus, todėl kad mes visi nesidarom jaunesni ir reikia žiūrėti ir mokytis iš žmonių, kokiais nereikia būti. Yra vienas toksai buvęs Putino speechwriteris Abbasas Galamovas, labai išsilavinęs, protingas politologas, kuris gyvena Izraelyje ir iš kurio galima pasimokyti, kaip daug yra iš tikrųjų reiškia politologijoje žinojimas precedentų ir žinojimas istorijos. Jisai iš tikrųjų tame yra labai giliai. Tai va, iš tikrųjų tiek prisiminiau to, kas man buvo kažkiek tai svarbu, to, ką aš laikas nuo laiko pažiūriu įvairiais tikslais, arba noriu sukelti savyje pyktį ir neapykantą, arba noriu kažko tai išmokti. Aišku, rusiškas internetas yra labai platus ir didelis ir labai daug ko iš to, ką jūs žiūrite, aš nepaminėjau. Paminėsiu šitas Feiginas. Feiginas yra absoliutus infočigonas ir toks infogandonas, taip pavadinkim, buvęs politikos, Rusijos dūmos deputatas, ten kažkoks tai teisininkas, dar kažkoks. Jisai nuolatos jisai išgarsėjo labai stipriai, kai jisai darė eterius su Arestovičium ir ten rinkdavo kažkokias tai nerealias, nesveikas peržiūras. Jisai šiaip yra visiškai neįdomus ir ten vien tik tai forma ir poza ir toks maždaug vaizdavimas, kaip jisai daug supranta ir kokie ten pas jį visokie yra insidai. Tai ten klausyti ypatingai nėra ką, bet pagal senai dar, kadangi prisimena jo senus broadcastus, tai jo gana nemažai žmonių ir, man atrodo, dar tebežiūri. Jisai čia Vilniuj kažkada tai buvo ir jisai pakomentuoja šį bei tą. Man atrodo, buvo rusiškam Delfi jisai su savo komentarais. Man tai yra toksai grinai šou biznio atstovas, būtent infočigonas, todėl kad iš tokių žmonių susidaro tas margas kilimas Rusijos, sakykim taip, informacinio šou biznio. Tie žmonės, kurie yra šitame žaidime, jie yra ne dėl to, kad jūs informuotų ar padėtų jums rasti tiesą, ar kad kažką tai jums pasakytų, ko nežinote. Tai daugiausiai yra vis dėlto spektakliai, mažieji spektakliai, tai yra žmonės personažai, kurie komentuoja apie dalykus ir jie renkasi savo klausytojus iš tų, kas juos mėgsta, arba kaip tik atvirkščiai iš tų, kas jų aktyviai nekenčia. Tai čia toks, paprastas, sakykim taip, paprastas gana menas, bet viskas su tuo gerai. Man atrodo, kad jie turi teisę tuo užsiimti.
Klausyti jų, kad sužinotumėt, kas darosi Rusijoje, tikrai neapsimoka. Ir kad sužinoti prognozes irgi neapsimoka. Čia kaip toksai buvęs Maskvos tarptautinių santykių instituto dėstytojas, profesorius Valerijus Solovėjus, kuris jau kurį laiką tamposi su savo idėja, kad Putino nebėra, kad jisai yra numiręs ir guli šaldytuve ir vietoj jo yra jo antrininkas kažkoks tai. Ir tas Solovėjus, tai kaip jisai yra populiarus ir tai kokį jisai turi palaikymą, tai mums tik parodo, kaip yra fucked up dalykai pačioj Rusijoje. Ir žmogus, kuris aiškina, kad Putinas neegzistuoja ir yra slepiamas šaldytuve, jisai turi įspūdingas 100-tūkstantinės peržiūras. Tai labai geras parodymas apie tai, kokia Rusijoje iš tikrųjų yra prasta situacija ir kas darosi su šalimi, kai jinai negauna laisvos informacijos, kokybiškos informacijos. Ir vietoj to didžiausia dalis tų, kas užsiima šitą informaciją, yra visokie ridiculous, komiški infoklaunai. Grinai besidarkantis ir visaip sudarantis tokį įspūdį, kad jie kažkuo tai yra reikšmingi ir prasmingi ir kad jie kažką tai pažįsta ir kad jie turi kažkokias tai specifines įžvalgas. Įžvalgų jie jokių neturi, jie ten yra daužtų į galvą dauguma žmonių susirinkimas ir jie tiesiog yra tokie aktoriai ir čia yra vieno aktoriaus teatras. Tai yra taip ir nedaugiau ir nieko daugiau kito. Jeigu kažką tai pamiršau, aš žinau, kad arba pamiršau, arba negalėjau pakankamai daug kažko tai įdomaus apie to žmonės sugalvoti. Dar vienas mano personalinis, tai toksai, čia yra visiškas durnius ir tikrai sunkus atvejis. Tai yra Ivanas Jakovina, tai yra rusas, kuris gyvena Ukrainoje. Jisai yra didžiulis Trumpo nekentėjas, didžiulis nekentėjas amerikiečių respublikonų. Jisai visiems žadėjo jau po antrosios Trumpo kadencijos, kad čia bus ateis Bidenas ir tada bus Putinui pizda, todėl kad jisai jam duos sankcijas tokias, nuo kurios Putinas susirangys ir kad maždaug viskas Amerikoje bus gerai, jeigu tik išrinks Bideną. Jisai yra ypatingas tuo, kad visos jo prognozės niekada neišsipildo, nors jisai turi labai linkęs kalbėti autoritetingai apie dalykus ir va taip labai įtikinamai tvirtinti tuos dalykus, kuriuos žmonės nori girdėti. Apskritai tie dalykai, kurie padaro sėkmingą tą vadinamą infočigoną, informacinį pizdašvansą ir pizdėlintoje, tai yra jisai turi šnekėti arba apie dalykus, kuriuos visi nori girdėti, arba jisai turi šnekėti apie dalykus, kuriuos visi bijo girdėti, arba daugelis bijo girdėti, tai yra turi būti arba geros prognozės, bet jau tada labai geros, arba visiškai apokaliptinės prognozės. Tie žmonės yra tokie terapijos šundaktariai, psichoterapijos šundaktariai, pasakysiu taip, kaip ir visų jų tėvas ir motina, tai Arestovičius. Iš tikrųjų jau Arestovičius kaip varė,
Ta prasme, ten savo šundaktarystę, tai buvo gražu pasižiūrėti. Jisai viską žino, viską supranta ir viską gali atspėti ir valandos tikslumu gali pasakyti, kaip kada baigsis karas, prasidės karas arba atvirkščiai dar kokie dalykai bus. Ar naudinga yra žiūrėti rusišką infoprodukciją YouTube ir jos klausyti? Taip, visiškai naudinga, jeigu jūs domitės šitais dalykais, jeigu turite kritinį mąstymą ir jeigu jūs negalvojate, kad iš šitų kalbėtojų jūs greitai ir ramiai sužinosite, kaip iš tikrųjų kas ir bus, arba kada baigsis karas ir panašus dalykai. Šito jums niekas nepasakys, bet aišku, pramogos tame yra, o jeigu jūs kažkiek tai kalbate ir šnekate rusiškai, tai iš kai kurių galima pasimokyti, kaip gerai šnekėti, o iš kai kurių galima pasimokyti, kaip šnekėti absoliučiai nereikia. Vos vieną nepamiršau. Latvijoje yra kanalas Igranul Grem, Gremo vadinamas kanalas, tai yra toksai Latvijos rusas, turi interviu ir pokalbių kanalą, labai talentingas, anksčiau jisai dirbo teleke, žurnalistas Vadimas Radionovas ir tas kanalas iš tikrųjų tai yra kokybiškesnės žurnalistikos, labai aiški žyma palyginti su tuo visu žymiai mažiau kokybiškais dalykais, kuriuos matome rusiško YouTube'o eteryje. Tai gerai, labai daug ko dar nepaminėjau, labai daug ko dar gal ir kada nors kitą kartą paminėsiu, bet tokia ant greitųjų apžvalga. Jeigu žiūrite rusiškus internetus, tai galbūt jums bus ir įdomu. Ačiū labai, kad klausėtės, ačiū labai, kad remiate mano laidą ir iki kitų kartų.